Turiu naujieną. Wow! Jeigu teko susipažinti su Dmitrijaus Trockio mokymų metodika, gal YouTube'ei matei, gal teko jį susitikti netgi gyvai, kai jis dar atvažiuodavo į Lietuvą. Šita žinutė skirta tiems, kurie turi iššūkių, santykių, finansų, sveikatos, kažkam darbe, kažkam šeimoje, kažkam su vaikais, su antrom pusėm. Na, tokie yra pagrindiniai baziniai dalykai, kurie vienaip ar kitaip žmonėm nedžiugina. Gal netgi tam pačiam versle, su kolegom, su partneriais. Yra sistema, pagal kurią gyvenant ir vadovaujantis, pasikreipiant į tas žinias, netgi galite į bendruomenės susitikimus vaikščiot, kurie vyksta ir Palangoje, ir Šiauliuose, ir Vilniuje. Knyga, kuri atrodė šitaip, jeigu teko susipažint, tai Dmitrijaus Trockio knyga, bet dabar naujiena išėjo jo naujasis leidimas. Tai ir puiki dovana, ir tuo pačiu knyga pritaikyta, na, aš pacituosiu, kas yra knygos viršelio gale. Šioje knygoje aš pasakoju, kuo reikia vadovaujantis, renkantis profesiją, antrą pusę, kaip atskleisti savo kūrybinį potencialą ir rasti savo pašaukimą, kaip išgyti nuo vienokios ar kitokios ligos ir pasiekti asmeninę gerovę. Knygoje nėra abstrakčių pamastymų, tik tai praktiniai patarimai ir atsakymas į pagrindinį klausimą, ką man dabar daryti. Tiesiog dabar ką daryti. Todėl siūlau priimti tą faktą, kad viskas atsitiko taip, kaip atsitiko, ir drauge pradėti mokytis gyventi kitaip. Aš pats lankausi likimo transformacijos bendruomenės susitikimuose ir būna dar į mėnesį kartą onlininiai susitikimai. Tad jeigu norėsis įsigyti šią knygą, ją galima Myliu save tinklalapyje, nuoroda yra po šio video, ir jeigu norėsis apsilankyti susitikimuose, geriausia būti perskaičius knygą, nes be žinių sistemos į susitikimą, na, ne viską suprasi, kas vyksta. Rekomenduoju, tai veikia, tai padeda, man pačiam padeda, tikiu padės ir tau. Aš Darius, Kiaulakis, linkiu klestėt. Iki. Ate.